Sandra, mano ūgis 1,76. Šiandien pristatau Agnės Kuzmickaitės kolekciją. Kosmetikos naudoju iš tikrųjų nedaug, o kadangi esu su makiažu ir po visų šou labai sunku jį nusivalyti, todėl reikia naudoti pienelį arba toniką. Ivostin tonikas yra superinis dalykas, labai gerai ir greitai nuvalo, tiesiog ant akyčių galima ilgiau palaikyti ir tada švelniai nuvalyti makiažą. Aš esu Monika, atvykau iš Kauno. Pristatinėsiu Agnės Kuzmickaitės kolekciją. Aš šiaip naudoju ir Ivostin visokius kremukus ir man dažnai būna makiažo kokie sausėjimai ar kas nors ir tikrai padeda. Aš esu Ugnė, mano ūgis yra 1,81 m, aš esu vilnietė ir šiandien demonstruosiu Agnės Kuzmickaitės kolekciją. Tai esu girdėjus, kad makiažą geriausia yra nuvalyti pieneliu ir manau, kad puikiai tiktų tam Ivostin firmos pienelis. Na, iš tikrųjų, drugelės tai turi labai daug reikšmių, bet būtent drugelio atžvilgiu aš labai giliai, ta prasme, neanalizuoju visų tų prasmių ir iš tikrųjų man tai yra tiesiog graži forma. Ir man patinka tas drugelio daugiaprasmiškumas ir kiekvienas gali įžvelgti tai, kas jam artima, laikinumo simbolis, turi savyje judesio. Ta prasme, dinamikos kažkokios man tai patinka. Labai patiko iš tikrųjų, viskas labai gražu, muzika, patys modeliai labai įspūdingi, tikrai džiaugiuosi, kad atėjau čia. Labai graži kolekcija, iš tikrųjų labai patiko, mačiau porą rūbų, kurias tikrai nusipirksiu. Man patiko kolekcija, nes dizainerė išlaikė savo braižą, bet kartu pristatė ir naujų idėjų, naujų modelių, man patiko. Patys geriausi, labai patiko. Kas labiausiai patiko? Drugeliai. Aišku, drugeliai man patinka, po to patiko ir rūžavų spalvų deriniai. Tokia mergaitiška ir aišku vestuvinė suknelė, tai buvo finalas kolekcijos, patiko man. Drugelis ką reiškia? Gal laisvės pojūtį? Tai lengvumo kažkokį plazdėjimą. Drugelis, dabar Agnė primena.